Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie darbuotojų naudų sistemas ir motyvaciją lyčių atžvilgių, bei kaip tai daro įtaką darbo našumui. Iš lyčių perspektyvos darbuotojų naudos ir motyvacija reiškia vertingų bei teisingų apdovanojimų, tiek piniginių, tiek nepiniginės formos, ir paskatų nustatymą bei suteikimą atsižvelgiant į skirtingus vyrų ir moterų poreikius, siekius bei iššūkius jų profesinėme ir asmeninėme gyvenime. Tai apima naudų programų ir motyvacijos strategijų pritaikymą taip, kad jos vienodai teigiamai veiktų abi lytis, pašalintų šališkumus ir pripažintų patirčių įvairovę. Lyčių perspektyvos taikymas naudose ir motyvacijoje įmonei suteikia daug privalumų. Pavyzdžiui, tai padidina moterų talento pritraukimą ir išlaikymą. Jei siūlomos naudos atitinka jų poreikius, tokios kaip ilgesnės motinystės atostogos, įmonės vaikų darželis, lankstus grafikas šeimos priežiūrai ar programos padedančios po motinystės sugrįžti į darbą. Tokios priemonės didina įsitraukimą ir produktyvumą, o kartu skatina įvairovę ir įtraukti, pripažindamos bei atliepdamos moterų patirties ypatumus. Tai gali sukelti teigiamą bangos efektą, pritraukiant ir kitas nepakankamai atstovaujamas grupes, o laikui bėgant gerinti įmonės įvaizdį bei reputaciją. Tai pritraukia ne tik talentus, bet ir klientus bei verslo partnerius, vis labiau vertinančius socialinės vertybės. Kita vertus, nepaisant akivaizdžių privalumų, netinkamas įgyvendinimas arba ribotas lyčių perspektyvos supratimas gali sukelti sunkumų ir neigiamų pasekmių. Jei lyčių politika nėra tinkamai paaiškinama ir pabrindžiama, gali kilti atvirkštinės diskriminacijos ar nesąžiningo pranašumo suteikimo įspūdis tiek vyrams, tiek moterims. Tai gali kelti nepasitenkinimą ir griauti komandinę dvasią bei darną. Įmonės, kurios nesiima lyčių perspektyvos darbuotojų naudų srityje, rizikuoja stiprinti stereotipus tiek vyrų, tiek moterų atžvilgiu. Ilgainiui tai atspindi kultūrinį pasipriešinimą lyčių jautrumo politikai, ypač iš vadovų ar darbuotojų, kurie nesupranta jos vertės arba jaučiasi grėsmingi dėl pokyčių. Tai gali sužlugdyti iniciatyvą iš vidaus. Lyčių perspektyvos integravimas į darbuotojų naudų sistemas ir motyvacija yra būtina 21 įmonių strategija. Tai ne tik būdas ištaisyti istorinius neteisingumus, tai investicija į žmogiškąjį kapitalą, kuri atsiperka didesniu talentų pritraukimu ir išlaikymu, didesniu įsitraukimu ir produktyvumu, įvairovės bei inovacijų skatinimu ir geresniu įmonės įvaizdžiu. Vis dėlto sėkmingas įgyvendinimas nėra automatinis. Tam reikia nuodugnios vyrų ir moterų poreikių visose kartose analizės, skaidrios komunikacijos ir tvirto vadovybės pasiryžimo griauti stereotipus bei pasipriešinimą. Tik taikant teisingai ir įvairioms patirtims jautrų požiūrį, įmonės gali sukurti tokią darbo aplinką, kurioje visi darbuotojai, nepriklausomai nuo lyties, jaustųsi visiškai vertinami, motyvuoti ir galintys atskleisti visą savo potencialą. Tokiose vietovėse kaip Kordoba, kur lygybės skatinimas tampa vis svarbesnė vertybė, įmonės turi galimybę būti pavyzdžiu šioje srityje. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename, jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtraukti, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama Europos Sąjungos. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar agentūros Erasmus Plus France Education Formation poziciją. Europos Sąjunga, skirianti institucija, nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licences by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.